Sveiki. Atvarėm į kitus laukus, kur dar nebuvo skusta, tai bandysim tiesiogiai pasisėti žieminius kviečius į rapsieną, tai tikiuosi gal biškelį viskas kitaip. Neaišku, Otis per kitas duris sušoka, nes jisai Otis. Čia yra tik tais pataisimai, kur reikia praskusta, gal atlyta. Bus ir eis į rapsieną pasisėt bent tiesiai. Pamėginsim. Skabaros įdomios, tokios skabalo. Suprasiu, jos čia mirė, nemirė. Bet žiūrėsim. Gal eis jau čia. Čia buvo su akėčiam suvažiuoti. O, tai velnio. Gaidžiai va kokie gyveno. Ryžuoliai, netgi ryži. Buvo su akėčiam suvaryta, tai galbūt čia ir eis. Pažiūrėsim. Nes po pupų jau, kur esam pasisėję, tai tenais niekas nebuvo daryta, tiesiog. O čia bent su akėčiam buvo suvarinėta, tai galbūt tas paviršius atidrėko. Dabar ir viskas gerai. Darosi linijas, nes keisis technologinių pločiai. Tai čia vėl dar apie tai daug nepasakojau, bet keisis truputėlį pločiai. Tai čia pavasario, manau, reikalai šitie visi yra. Kibišas prilipo, prie lėtenėlėško. Kibišas prilipo. Parodyk. Parodyk. Nukrito jau. Nukrito jau. Ties ratais, tai kaip visada, svarbu va šituose eina, tai čia. Gal man net per giliai atrodo. Čia gerai. Čia irgi turėtų būti gerai. Čia mėtom ant paviršiaus kažkodėl. Gerai irgi. Šliužas sustraiškytas, vat, matot, navagas turi privalumų, tai šliužus straiškyt. Čia puikiai. Tik pereit per visą. Čia irgi gerai. Kas ten? Na, labai gražiai sėjasi kol kas. Sakyčiau, net idealiai. Tai vėl net pagalvoji, gal pasilikt tą tiesioginę sėją. Tokiais atvejais va po rapso pasėjai dar kviečius ir kaip ir viskas gerai, o visam kitam turi skus. Tik tais tiek, kad su novagu yra problemų, ten sėjo į tą dirbtą žemę, aišku, pasėjai ten tiek žinių. Gal kažkokios akėčios reiktų tada prisimontuoti, tai galbūt ir geresnis variantas būtų. Kad dar, nes dabar tuos tokius prisimontavom, kaip čia pasakyti, štangos gabalėlius, tai jie nužerinėja, nes yra tokia problema, kad kada pirmą eilę sėja, ją turi daryti sekliau negu galinę, dėl to, kad pirmą eilę galas užeria. Nu, čia toks žodžių žaismas, bet žodžių galinė eilė užeria pirmą eilę ir padaro tokį kalniuką. Šioje vietoje, va, tarkim, įsivaizduojam kalniukas, o čia tai čia automatiškai sėjos gilis yra
aukštesnis, ta gilesnis ir tada turi seklinti ir tada ta, bet dabar yra paseklinta ir palikę taip esam. Manau, kad taip ir jeigu siejasi, tai vienas turėtų būti šiek tiek giliau, kitas sekliau. Tai bent taip palei idėją turėtų būti. Nu, čia paspaudus yra apie 4-3 cm, o čia iš viso nėra. Va, čia irgi labai panašiai, tai manau gerai bus. Ir tikėkime eis taip toliau, nes dabar jau vieni po rapso realiai likę visur pasėt. Tai tas lietus labai pagelbėjo, nes tikrai labai gera struktūra pasidarius. Ką čia radai? Varlė? Ką? Kur varlė? Kur varlė? Sėkla pakrauta. Dar vieną krovinį reikia įsikelt. Važiuojam, būtų. Labas. Ja, tai čia biški taip, žinai, taip sakant, biški per didelis esi. Užsidarom. Na va, pedalų man prašau nespaudyt, ateik čia. Teik į vietą. O, labai šaunuolis, labai gar šuo, va, super viskas. Įsijungiam plūdurą. Ir galim lėkti. Guli prižiūrėtojas. Ką? Šiaip, kas turi teleskopus, labai pasižiūrėkit, dažnas bajeris mum taip atsiremia ir kablys neužsikelia, neduoda užsikelt, tai buvau pametęs vieną priekabą. Visai nebloga diena čia šiandien. Ką turim jau 2:30, tai dar pietus atmetus, jau 100 tonų išsikratėm per 5 laukus ir atstumai dar kai kurie. Tai visai neblogai. Tada pasikrovėm dar kalkių. Varau dar į porą laukų tolimesnių ir tada aplinkdoju. Tai kratytuvą išsinuovom iš Agrotekos. Ta gudročių. Vakar vakare atvežė, nusikroviau, ryte greit sujunginėjom, pajungiam. Įbarstomės kalkės. Pagal žemėlapius, kaip sakant, dabar 13 tonų pasikroviau, likutį. Varom sekančius laukus. Yra ką traukt. O šūdas. Kažkiek jisai pats tuščias sveria. Nes čia 13,9. Bet į šitą kalną jis viską sunkiai pritrauk. Gal arkliai pabėgė. Taip, įjungiam kardanį. Man biškai pribirėjom viskų. Pereinam į langą. Tada pasikeliam. O, šitą reikia būtinai. Įsijungt, tada pasikeliam gale dangtį. Apie 30%, 40% sakė. Da, keliam, čia va rašo, kiek. Tada apie kentą. Pavarata. Sumetam gazo. Įsijungiam priekį. Žemėlapis užkeltas. Vis dar būna
kad paneštų truputėlį. Taip, pradedam važiuoti, dabar apie 21 metrą. Yra padaryta pločio. Visai ta norma 300 kg dabar, tai čia jau maža. Bet vietom jau 0,7 tonos. Turėjau vieną lauką, kur 7,5 tonos barstęs į hektarą. Ir čia panašu. Nors čia jau ta raudona, tai jau čia labai didelė, jau visa tona beveik. Oho. Čia rapsas buvęs. Reikėjo lygintis lauką, tai dar kartą skusim antrą kartą. Tai va, tai papėrė. Pats automatiškai palei greitį transporterį padavinėja palei normą ir kur užvažiuoja, ten pakeičia tonažą, kokį reikia. Ir viskas. Suvažinėsim lauką, bus pakalkinta. Aišku, jis nėra labai tikslus, kai visą šitą pervažiuoja, tada tik tais pamažino, ne kūno barstytuvas, kad ten skirtingom pusėm skirtingas normas gali barstyti. Tai būtų, tai iš vis gerai būtų. Dabar šitoje vietoje po 300 kg barstom į hektarą, tai galim dėti gazo. Čia jau 0 tonų į hektarą. Nu, va tokie mažuliukai va nuskrenda, tikiuosi kažkada gyvenime ištirps jie. Bet va tie tokie didesni gabalai, tai netikiu, kad jie ištirps. Bet gal reikėtų pirkti visai, kur trupinta yra. Trupinta, nes tie va gabalai, tai jie, nu, tokie va, jie tikriausiai nebus labai tirpus. Nu, matysim. Kokiais greičiais jau Viktoras pradėjo sėti galą sezoną. Aš 18 važiuoju. Gerai einu vagijas. Toliau barstom. Viktoras nuo krašto jau sėti pradės. Kažkur susideda nuo krašto, taip greičiau nulekia. Paskui pradeda sėti. Nu tai va toks kaušas apie 3 tonus. Grubiai. Džiaisai užpakalinį kilnoja. Telk po atostogų tai įsivažiavęs jau visą dieną. Šiaip iš tikrųjų palei plotą tai jau 41 hektarą. Kem 2 užbėrėm ir virš 100 tonų, tai va vidurkis jau apie 3 tonus. Įdomu, kiek iš viso hektarų užsibers. Tai žinosim vidurkį plius minus. Bet dabar į kitą lauką reikia lėkti, tą susistabdyti. Veiksmas vyksta, šakės iš karto. Dulkėt pradėjo kažko tai žemę labai. Bet jau mato sausa iš tikrųjų, da plius kalkės užsibėrė, tai grįž baltas. Tai aišku, paskutinis beveik laukas ir va problemos.
Džoniui. Čia jį gal apsukt, čia antra čia yra, kaži kur nusuko, ar tenais, ar šičia. Gal apsukus, bet tada neteks turbūt šlicai. Čia mažiau Žodžiu, vienu žodžiu atsikabinėjom nuo vagą. Kabinsim barstyklę, visą barstytuvą ant jo, nes šitam pasirodo bus daugiau reikalų negu. Dar galvojom vėlenėlį tik tai pakeisti ant šlaito pasivarius, bet ne. Neišeina šitaip padaryti, tai tenka persikabinti traktorių ir pabaigti tiesiog. Nedaug liko. Vienas barstytuvas dar va, pakrauti vieną tiek. Neištempė kardanas. Bet kodėl jį nusuko, tai neįsivaizduoju. Nu tai ką, bus iš rankytės, va nusifotkinau, šitas kvailas ekranas neturi sekcijų kontrolės. Tai tenka dabar, taip, yra 4 tonos ir 1,5. Ei, čia visą tas ant 4 tonų reikia užbarstyti. Plius minus iki kampo, viskas aišku. Daromės 400. Vai, čia per kablelį reikia. Darom 4,0 tonos. Finish. Keturios tonos, nu ką, pirmą kartą kardaną šitam jungsim, kur pasikeičia kardano nustatymai dabar. Kardant 1000 seko. 1000. Greičio palaikymą padarom. Oi, koks tylus šitas traktorius palyginus jau nuo. Oi, jezau, jezau. Tai žodžiu, anam daugiau reikalų negu ir tikėjomės, bet nu ką dabar padarys. Yra kaip yra. Dirbsim kaip išeina, kaip sakant. Reik šitam redaguoti jungiklį. Tiesiog aš jungt noriu. Nuo auto. Šiaip ne taip pasirodo, užstrigęs buvo tiesiog transporteris ir tiek žinių. Žodžiu, paskutinis užkrovimas, tai baigta. Šiaip ne taip, sėja tik tai susistabdė, bet pabaigsim krautis ir į namo. Dar vieną lauką užbarstysiu staigiai ir tai bus viskas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspauskite numeruoti mygtuką. Paspauskit, patinka ir parašykit kokį nors komentarą, jeigu norite. Viskas, iki. Sunkia diena, žinau.